abiturientai, mokytojai, tėveliai, svečiai. Sveikiname visus susirinkus į brandos atestatų įteikimo šventę Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 82 laidos abiturientams. Sveikinu, mėly abiturientai, mokyklos baigimo proga. Jau nuo šio rugsėjo tikrai suksite kitu keliu. Linkiu, kad kiekvienam iš jūsų jis būtų įdomus, prasmingas, įtraukiantis, kupinas vilties ir optimizmo ir šiek tiek vingiuotas. Nes, kaip sakė kino išminčius Konfucijus, nesitikėk greitos sėkmės, nesusigundyk menka nauda. Paskubėjęs nepasieksi tikslo, susigundęs mažais dalykais nenuveiksi didžiulių. I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about a blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sveikinu šiandien ir tėvelius ir linkiu paleisti vaikus, leisti jiems šiandien išeiti, suklysti, džiaugtis kartu su jais, bet netrukdyti jiems gyventi laimingiem. Šiandien stebėjau jūs ateinant gražioje eisenoje. Aišku, Dievulis jums nepagailėjo gražaus oro ir visi atrodėte nuostabiai, žvalūs, gražūs, pasipuošę, laimingi, savim pasitikintis, žvelgiantis į priekį aukštai iškeltomis galvomis. Tai ką belieka man palinkėti, kad tokie ir būtumėte ne tik šiame mokyklos etape, bet ir kitose savo gyvenimo etapuose. Pirmas žmogus pakilęs nuo šito stalo buvo auklėtoja Renata. Važiuojam, va tokią muziką važiuojam, pagarba didžiausia. Sveikinimai didžiausi jums, nes jūs laimit sąskaitą už visą šitą vakarą apmokėti. Vyrai, tik prašau, nepasimaukit ant pačio pirmo. 3, 2, 1, pradedam. Nedidelis, pieną duodantis gyvūnas 2 ragais. Vyrai, nuo kada karvė yra 4 raidės? Koks žodis turi būti?
Rytais mes kepsim šviežias bandutes. Šitas paukštis skris mūsų sode, obelis pražys. Jei tik norėsi, pakušukuosiu tau naktim. Aš vis dar netikiu, kad tau taip paprasta būti su manim. Dabar jūs rinksite savo gyvenimo kelią. Bus labai daug keliukų, šunkeliukų ir taip toliau. Ir jeigu nežinosit, kur eiti, eikit drąsiai, ten, kur norit. Tik nepamirškit būti žmonėmis. Bet jeigu nutiks taip, kad pradėsit abejoti, visada galit parašyti man.